neįmušti įvartį, o kovoti dėl pergalės. 23 metų legionierius iš Ganos pasižymi ir Sirijus sumuša įvartį. Įpusėjus 13 minutėje siunčia kamuolį į priekį, kol kas rezultatą. Šiandien dar dvi dvikovos, be šių rungtynių rytoj taip pat dvi. Štai antradienį minėjau, rungtynių kiekių intensyviausia diena. Čia Sami Dželali ir Paryžiaus Komunos gatvėje statybos Senvaris 1-5 pralaimėjo Jonavos komandai. Tad vėlgi aukštesnio diviziono komanda iškovojo pergalę. Čia Sirijaus išpuolis. Net nebejoju, kad komanda kiek ir pasitaupyti, vis tik pastarosios transliacija iš Alytaus, Dainava ir Hegelman. Ir 19:30 transliacija iš LFF stadiono Vilniaus Žalgiris prieš Panevėžį. Iškesnių žaidėjų, prisimenamų žaidėjų, minėjau Saulių Mikalajūną, Bela ir Ankudinovas šiandien lieka nepakelti nuo suolo ir atsargiai ne tik jauniausias Sirijaus narys, bet apskritai jauniausias šių rungtynių dalyvis. Jis yra ir džiugas kaip žaidėjas buvo su to kamuoliu, tiesa dabar. Vilius Kasparavičius ir Sirijaus komandos atsakymas. Nikita Saro minučių jau gavo šį sezoną A lygoje, aišku, tas kiekis nedidelis. Arkadijo Baidų vėlgi puikiai žaidžia ir čia arti to, kad lygintų rezultatą legionierius iš Ganos. Bakarys ne. Čia Arkadijo Baidų, vienintelio Sirijaus įvarčio autorius ir 11 metrų baudinys. Eirimas, teisėjo Švilpukas Sirijui. Kamuolys atitenka. Ir Samidžio. Ir dar rungtynės vyko Vilniuje, LFF stadione. Džiugas pralaimėjo tas rungtynės 1-3 ir tada labai anksti baigė savo pasirą. Tapo LFF taurės laimėtojais. Tuomet finalas buvo žaidžiamas Tauragėje. Dabar pasižiūrėkime šeimininkų ataką. Baidų, baudos aikštelėje ir Kubilių. Du įspūdingus susitikimus LFF stadione Vilniaus Žalgiris prieš Panevėžį. Čia Sirijaus ataka ir įvartis. Įvartis, kurį muša Arkadijo Baidų. Štai taip, 21 minutę. Sirijus mažina atsilikimą ir skuba Arkadijo. Lyg sufleruodamas, jog Sirijaus tikslas